Šita vieta eina pylimas. Taip, Ir jisai eina, tada yra kapinės, tada jisai čia vat yra Amerika, ta vaga, tada eina pylimas va čia va. Šita vaga irgi egzistavo. Tai ta prasme, valkininkai buvo iš esmės saloj atsiradęs gyvenvietė. Taip. Bet yra dar labai įdomus dalykas, va čia va kai varai. Visa va šita teritorija buvo kadaise apjuosta vandens, išskyrus su ta tokia, kaip jau žemynė, grubiai tariant, dalim buvo į praėjimas ties valkininkų kapinėmis. O visur dėl tų pylimų sistemos, kurie čia va yra dar iki šiol pėdsakai likę, tai šita teritorija buvo tokia kaip ir, galim sakyti, net ir apsaugota, galbūt net galime ir tokių įžvalgų iškelti, kad ir galbūt dėl vanduo ir dėl gynybinio kažkokių sumetimų čia buvo apsupęs. Aš dabar stoviu ant vieno iš mūrų, iš tikrųjų vertinant visą teritoriją ir tas dabartinė pelkės lygmenį, tai iš esmės mūrai kyla iš pelkės. Ką tai sako? Tai sako, kad šitie mūrai, šitas pastatas, kada čia egzistavo realiai tvenkinys, realiai buvo jisai ant vandens. Tai kyla tiesiogiai iš vandens, tai toks netgi sakyčiau, toks kokių Nyderlandų vaizdas. Tai vat yra ta detalė, kad Vytautas Didysis yra užrašęs savo žmonai Julijonai, būtent valkininkų valsčių. Tai pats dvaras kaip kažkoks toks administracinis centras ir pats vienetas egzistuoja mažiausiai 400 metų. Tai Viada iš tikrųjų, kaip pasižiūrėjus į tą kelių tinklą, tai anksčiau būdavo karčiamas. Tai čia va dvaras, čia karčiama stovi. Tai dabar dvaro neliko, bet pagrindinė karčiama yra Viada. Ir čia kažkur buvusi stovėjusi valkininkų rezidencija, rezidencijos rūmai, kurie beje labai įdomus dalykas buvo nupiešti valkininkų sinagogos skliaute. Tai va, čia va vaizdas senosios didžiosios valkininkų sinagogos ir toliau matome tą patį rakursą šiandien. Bimos drožyba, čia va matom, tarkim, kitos va interjero detalės, tas kupolas, esantis toks iš medžio konstrukcijos, va pati bima, kokia centriniai sinagogos erdvėje buvusi. Tikrai neįtikėtina meistrystė. Čia va įdomus dalykas, tai yra toks kaip toros rytinio dangalas, uždangalas, bet iš tikrųjų yra ta legenda, kad padovanotas neva Napoleono kariuomenės kaip kažkokia padėka, tas va balno dalis, bet iš tikrųjų žiūrint į tą fotografiją, tai matosi net ne Napoleono kariuomenės simbolika, o Prūsijos karalystės ženklai, ko gero integrali Napoleono armijos dalies kažkokio dalinio prūsiško palikimas valkininkuose, tai irgi unikalus buvo eksponatas. Pasižiūrėjus, jeigu būtų išlikus valkininkuose tokia sinagoga, tai turbūt neabejotinai būtų įtraukta UNESCO paveldą, tikrai įspūdingas žydų to architektūrinio, kaip čia pasakytos, architektūrinių detalių gausos, to meistrystės palikimas, bet dėja 41 kaip ir ne tik yra išžudoma bendruomenė, bet ir miestelis pats nukenčia, būtent vokiečių okupacijos metais, kai vyksta tas momentas. Tai šiaip miestelio gaisras, kiek žinoma, kažkaip susijęs ir su, ta prasme, aviacijos smūgiais šitai teritorijai. Galbūt nebuvo taikomas tiesiogiai į kažkokį objektą kaip sinagogą, bet sudegė kartu su didesnė dalim miestelio ir net ta įspūdinga drožyba, tas balnas, kur buvo minėtas. Viskas tiesiog žūsta liepsnose,
atminties nebelieka, netgi vietinių paklausus, turbūt ne visi nežino, kad ta sinagoga čia kadaise buvo. Sakau, jeigu jinai čia būtų stovėjus, būtų turbūt vienas lankomiausių objektų regione. Esam senosiuose Valkininkų žydų kapinėse. Pati žydų bendruomenė kūrėsi čia jau nuo 17 amžiaus. Ir pačių kapinių vieta, kaip ir daugelį kitų Lietuvos miestelių, yra už upės. Tai yra erdvėje už gyvenvietės, tarsi pats laidojimo, tas vieta, kur buvo laidojami bendruomenės nariai, jie buvo laidojami kažkokioj nuošalesnėj vietoj nuo gyvenamojo tokio miestelio erdvės. Ir būtent upė turbūt turi tą tokią labai išskirtinę reikšmę šiuo atveju Merkys, kad tarsi tu nueini kapines, palaidoji žmogų arba ateini jį atminti ir tada tu grįžti vėl į savo tą gyvenamą erdvę, tarsi apsivalydamas nuo tos mirties ir nuo tos mirties minčių. Eilę. Taip orientuoti. Taip geras. Šitą vietą kapinių tai tikrai gerai atrodo, nes ir visos tos eilės matosi palaidama ir tas antkapis prie antkapio, net kai kurie antkapiai iš vis net glaudžiasi faktiškai vienas su kitu, tai galim sakyti, tas kapinėse net ir ankšta iš tikrųjų atrodo būta. Dėl to iškart kyla klausimų, kas yra to erdvėj, kur to antkapių iš vis nėra, nors matosi, kad akivaizdžiai kapinių teritorija ir kas su tais antkapiais yra įvykę, ar jie nuvirtę, ar yra sunaikinti, ar išvežti. Čia iš karto toks, ta prasme, iš karto norisi pasitikrinti, ar netyčia tie antkapiai kur nors. Nes čia aš dar mažas buvau, nes čia karves ganėm buvo, tai čia ėjom žiūrėti, čia labai tokių jau kapų. O čia buvo šitą pusę, tai čia bagoti žydai visi laidojusi. A jau ten tai tokie žydas jau vis tiek nurkokį, bet akmenį pastatė. Buvo tvora išmūryta aplinkui, bet karas, ką patėjo vokiečiai, viską išvežė ten kažkur tai kelių darė. Aptverta su vėluota spigliuota vėla. Per tiek laiko, žinai, viską keičiasi. Kurie specialistai paminklus dar atvažiuoja, iškasa mašiną, pavaro mašiną, jis tai apšlifuoja, perdaro ir pinigai. Ir ten toliau matosi toks brūzgynas su dilgėlėm ir šiaip medžiais. Ir šita teritorija, kurioje, šiaip gal taip paprasta akim net kreiptum dėmesį, bet čia kadaise, kada kūrėsi vienuolynas 17 amžiaus pirmoji pusėje, tai buvo jo pirminė vieta. Ir įdomiausia yra tai, kad jisai, ko gero, buvo ir įtvirtintas, nes yra tam tikras vandens griovys, kažkoks tai suformuotas aukštesnis pylimas, tai jeigu taip iš tikrųjų buvo, tai tikrai vienas iš retesnių Lietuvos didžioji kunigaikštystėje vienuolynų, kurie buvo įsikūrę tokioje įtvirtintoje vietoje. Tai esame dabar kaip tik kampas, Loreto koplyčios kampas, toks iš tikrųjų net ne paradinė vienuolyno vieta, nes jisai buvo orientuotas, visas tas, kaip čia jo visa tokia panorama vienuolyno buvo iš tos pusės, nes bažnyčia buvo į tą atsukta. Bet įdomu yra tai, kad ta Loreto koplyčia, kuri buvo, būtent šitoje vietoje, šitas fasadas, šitas, kuris yra atsuktas į gatvę, ten yra labai didelė tikimybė, kad bent jau ką vizitacijos aktai mini, buvo įstatyta pakankamai didelė, ištapyta mergelės Marijos statula. Tai čia irgi toks yra įdomus akcentas. O pačioj koplyčiai buvo
didelė, turbūt viena didžiausių kolekcijų relikvijų, šventųjų relikvijų. Pati bažnyčia buvo maždaug, va čia va prasidėjo ir eina va čia va matomi mūrai. Tokiu kampu tęsiasi maždaug šiek tiek toliau iki kitos esančios griuvėsių krūvos. Labai įdomu, kad šitoj bažnyčiai tikrai buvo palaidoti ir tą mini vizitacijos aktai pačio vienuolyno fundatoriai dar 17 amžiuje ir pačio 18 amžiaus pabaigoje Lenkijos kariuomenės generolas Albrechtas Radvila. Tai čia ko gero tie kūnai iki šiol yra palaidoti, nes dar 19 amžiaus pradžioje yra minima, kad tos koplyčios buvo užmūrytas, reiškia neprieinamas ir galbūt tie palaidomai galėjo netgi ir išlikti. Tai irgi pakankamai intriguojanti vieta. Ir negana to, čia pirmajame aukšte buvo refektoriumas. Kas yra refektoriumas? Tai yra vienuolių valgomasis. Didžiausia patalpa, pakankamai puošni, kur susirinkdavo ta visa vienuolyno bendruomenė ir jie valgydavo. O čia buvo įsidėsčiusios jau vienuolių celės, koridorius, kaip čia sistema, gyvenamosios dalies planas, maždaug tokios formos. Tai taip kampu. Ir čia buvo tas vidinis nedidelis kiemelis, iš kurio atsiverdavo realiai vaizdas į ten šalia tekančią Merkio upę. Ir sovietmetis tikrai buvo, negailestingas irgi šitai vietai, dėl to, kad ta buvusi vienuolyno erdvė po to karo belaisvių stovykla tampa kolūkinė erdvė. Tarybinis ūkis stato įvairius, tikrai neišvaizdžius, baisius pastatus aplink. Ir ką mes matom iš to, kas atsitinka jau praėjus 30 metų Lietuvos nepriklausomybės. Mes šito objekto reikšmės iš tikrųjų nelabai iki šiol suvokiam. Ką tai rodo? Tai rodo, pavyzdžiui, visiškai vienuolyno aplinkoje atsidariusi stambia gabaričių atliekų aikštelė. Čia, ko gero, yra kažkoks kitas valdiškos institucijos pastatas, nežinau, gal gaisrinė, nežinau. Ši sovietinė plokštė dengia atradimus ir patį iš tikrųjų Valkininkų vienuolyną. Tai yra požemės, kurie yra visiškai išlikę iki šių dienų. Tai yra buvusios tos pačios Loreto mergelės Marijos koplyčios požemės, kurie yra užvirtę žemėmis iš dalies, yra ten aišku griuvenos ir tai nėra net rekomenduotina lysti į tokios padėties galbūt rūsius, bet galvojant apie perspektyvas ir galimus įveiklimus, tai yra viena iš potencialiai tobuliausių vietų valkininkam. Tai reikia išvalyti rūsius, pasikviesti konstruktorių, sutvarkyti viršutinę dalį, hidroizoliuojant šitą aplinką. Ir turėti puikiausią kultūrinę erdvę. Tai viskas yra čia pat, nereikia nieko statyti ar mūryti. Yra požemiai čia ir įėjimai net yra į tos požemius. Tai kartais tikrai verta pagalvoti ir netgi bendruomenės iniciatyva tą galima padaryti už pakankamai nedidelius pinigus.